Taip atrodo, kad pirmą kartą šį sezoną iš tikrųjų laikėtės plano ir tas planas veikia vos netobulai. Jo, labai sunkios rungtynės iš tikrųjų. Sunkios rungtynės, kietos rungtynės, agresyvios rungtynės. Bet tai buvo rungtynės dėl pirmos vietos. Taip ir turėjo būti viskas. Mūsų nenustebino visiškai. Ne jų žaidimas ir savo plano laikėmės. Kuri pozicija, kuri rungtynių dalis buvo lengviausia? Tas pirmas įvartis stipriai palengvino tolesnę eigą? Ne, iš tikrųjų jis nieko lyg ir nepakeitė. Mes žaidėm toliau savo plano, laikėmės. O kai mušėm antrą įvartį, biškį atsipalaidavom, dar jų žaidėjas raudoną kortelę gavo. Tai tada biškį lengviau pasidarė. Bet tai principė varžovai vertė vienas kitų. Mes gal biškį stipresni. Kaip prieš savaitę jau pasveikinau laimėjus kelionę į Alicantę, kaip reagavot, kai dar neturėjot tos Alicantės? Nieko nereagavom iš tikrųjų. Tikrai tikėjom, kad galime laimėti, o kadangi jūs žadėjote, kad praeitą kartą mes jau gavom, tai dabar kažkokią pridėtinę vertę ir jūs turit naudoti. Duodu. Vat, ir dar norėjau pasveikinti mūsų komandos narį Mario Galumbasko su gimtadieniu 30. Linkim viso ko geriausio ir kad neiškristų iš rikiuotės, kad žaistų dar ilgai kartu su mumis. Vat. Gražiai pasakei. Ačiū. Ačiū. Iki.